Labadiena visiems. Šiandien turime pasitarimo ir posėdžio darbotvarkės. Pradedam nuo pasitarimo, ar būtų pasiūlymų papildyti, išbraukti. Nematau, tai pritaram bendrų sutarimu. Pirmasis klausimas yra dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstumų 2024 m. kovo 7 dienos ES konkurencingumo tarybos posėdyje. Viskas siūlo pritarti be platesnio aptarimo. Ar būtų kitų nuomonių? Nematau. Pritarta. Antrasis klausimas yra dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstumų 2024 m. kovo 11 d. ES užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdyje. Viskas taip pat siūlo pritarti be platesnio aptarimo. Ar būtų klausimų? Nematau. Pritarėm. Trečias klausimas yra dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstumų 2024 m. kovo 12 dienos ES ekonomikos ir finansų reikalų tarybos ir 2024 m. kovo 11 dienos Eurogrupės posėdžiuose ir 2024 m. kovo 12 dienos bendrame ES užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos ir ES ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdėje. Viskas vėlgi siūlo pritarti be aptarimo. Kitų nuomonių nematau. Pritarta. Šią pasitarimo dalį baigiame, periname į posėdžio darbotvarkę. Ar būtų pasiūlymų išbraukti, papildyti darbotvarkę? Prašau, Finansų ministerija. Ačiū gerbiamą posėdžio pirmininkę. Prašytume įtraukti į vyriausybės posėdį klausimą dėl Lietuvos Respublikos minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymo projekto ir jo lydimų įstatymų pakeitimų įstatymų projektų. Ar būtų prieštaravimų? Nematau. Mano žiniomis tarp institucinį praėjo klausimas be didesnių pastabų, tai įtraukime papildomų klausimų. A dalis, pirmasis klausimas, posėdžio darbotvarkei pritartų nuomonių kitų nebuvo. Dėl vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 dienos nutarimo numeris 966 dėl pramoninio avarijų prevencijos likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašų, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskirimo pavojingosiams medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo pakeitimo. Būtų nuomonių klausimų nepritarimo? Nematau. Pritarta bendro sutarimo. Antrasis klausimas. Dėl vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 dienos nutarimo numeris 1475 dėl kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų klausimų? Nepritarimo nematau. Pritarėm bendru sprendimu. Trečiasis klausimas. Dėl vyriausybės 2018 m. birželio 6 dienos nutarimo numeris 558 dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų klausimų? Nuomonių įvairovės nematau. Pritarta bendru sprendimu. Ketvirtasis klausimas. Dėl alternatyvių degalų įstatymo numeris 14/196 antrojo 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų klausimų? Nepritarimo nematau. Pritarta bendru sprendimu. Penktasis klausimas. Dėl valstybės tarnybos įstatymo numeris 8/1316 pakeitimo įstatymo numeris 14/1985 pirmo ir antro straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada Seimo. Ir būtų klausimų? Nematau. Nuomonės įvairovės. Pritarta bendru sprendimu. Šeštas klausimas. Dėl vyriausybės 1999 m. vasario 24 dienos nutarimo numeris 205 dėl žemės įvertinimo tvarkos pakeitimo. Ar būtų klausimų? Rankų nematau. Pritarta. Numeris 7. Dėl vyriausybės 2017 m. rugsėjo 27 dienos nutarimo numeris 766 dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro reorganizavimo ir saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų rankų? Klausimų nematau. Pritarta bendrų sprendimo. Numeris 8. Dėl vyriausybės 2016 m. gegužės 11 dienos nutarimo numeris 475 dėl kompetitingų institucijų atsakingų už Europos parlamento ir tarybos reglamento numeris 1143 pasvirasis 2014 taikymo paskirimo pakeitimo. Ar būtų klausimų? Nuomonės įvairovės nematau.
pritarta bendru sprendimu. Posėdžio klausimas numeris 9 dėl vyriausybės 1999 m. birželio 9 dienos nutarimo numeris 757 dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Rankų nematau, pritarta bendru sprendimu. Numeris 10 dėl įgaliojimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 65 straipsnį suteikiama. Ar būtų klausimų nuomonių? Nematau, pritarta bendru sprendimu. 11 klausimas dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Ar būtų klausimų? Rankų nematau, pritarta bendru sprendimu. 12 klausimas dėl valstybės turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Klausimų nematau, pritarta bendru sprendimu. 13 klausimas dėl valstybės turto perdavimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar būtų klausimų? Nepritarimo nematau, pritarta bendru sprendimu. 14 klausimas dėl įgaliojimo suteikimo. Rankų nematau, klausimų nematau, pritarta bendru sprendimu. Ir papildomas klausimas įtrauktas Finansų ministerijos, tai yra dėl minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymo ir su juo susijusio įstatymo projekto. Prašau, Finansų ministerija. Ačiū gerbiamo posėdžio pirmininkė. Teikiami Lietuvos Respublikos minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymo projektas ir jo lydimieji įstatymų pakeitimo projektai, perkeliant dalį 2022 m. gruodžio 15 dienos direktyvos dėl visuotinio minimalaus tarptautinių įmonių grupių ir didelių vietos subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo sąjungoje nuostatų. Kadangi Lietuva pasinaudojo teisę atidėti pagrindinių direktyvoje nustatytų apmokestinimo taisyklių taikymą, tai pagrindinio įstatymo projektas yra skirtas perkelti tik tas direktyvos nuostatas, kuriomis užtikrinama būtinos informacijos pateikimo tvarka toms ES valstybėms, kurios jau nuo 2024 metų taikys privalomas apmokestinimo taisyklių nuostatas, tai yra įstatymo projektu apmokestinimas nėra nustatomas. Įstatymų paketas vakar buvo apsvarstytas tarp institucinėme pasitarime ir jam buvo pritarta, tai prašyčiau pritarti ir pateikti jį Seimui. Dėkoju už pristatymą, ar būtų klausimų, nuomonių. Rankų nematau, iš nuotolių prisijungusių taip pat nematau keliančią ranką. Ar galima kolegos pritarti bendru sutarimu? Pritarta ir tuo baigiame šio posėdžio dalį. Ačiū visiems.